Labas rytas. Manau, puikiai mane girdit. Labai gerai, nes šiandien ryte prisimatavau jau 3 karūnas mikrofono ir likau su šituo. Bet dabar tikiuosi viskas puikiai vyks. Tai labai smagu matyti jūs čia taip gausiai susirinkusius. Reiškia, kad šita tema jinai yra aktuali. Tai va, matom iš dalyvių skaičiaus. Atlygio skaidrumas arba ES direktyva yra pirmiausia apie skaidrumą, kaip ir pats pavadinimas sako. Ir apie darbuotojų teisę į atlygio informaciją. Todėl šita direktyva jinai palies kiekvieną įmonę, nepriklausomai nuo jos dydžio. Nes girdžiu diskusijų, kad gal mažom įmonėm nebus taikoma. Iš esmės skaidrumas bus privalomas visiems. Įsivaizduokite restoraną su atvira virtuvė, kur klientai mato, kaip šiandien ruošia maistą. Tai atlygio skaidrumas kaip ta virtuvė. Tik jau darbuotojai stebi, kaip jūs priiminėjate atlygio sprendimus. Tai iki skaidraus atlygio direktyvos priėmimo dar turime metus laiko, dar turime laiko pasiruošti. Ir šio renginio organizuojamo PVPA ir Sorainen tikslas suteikti jums kuo daugiau aiškumo. Kuo daugiau aiškumo, kiek įmanoma šitame etape, apie kokios naujos prievolės laukia darbdavių, kokios galimos rizikos ir pasidalinti įžvalgomis bei patirtimi ruošiantis direktyvos įgyvendinimą. Šiandien turėsime 4 pranešėjus ir jų diskusiją, kurios metu galėsite užduoti jums rūpimus klausimus. Kaip matote, turime daug ir įdomaus turinio ir tik 3 valandas. Atmetus kavos pertrauką tik 2,5. Tai šiaip gyvenime aš esu Marija Darbužė, konsultantė, kuri padeda įmonėms susitvarkyti atlygio virtuvės, bet šiandien būsiu griežta laiko prižiūrėtoja, kad spėtume viską, kas yra suplanuota.